Skirti paramą yra itin paprasta, reikia tik kompiuterio ir interneto. Visų pirma, paieškos laukelyje įrašykite deklaravimas.vmi.lt ir spauskite prisijungti prie EDS. Prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos skiltyje Deklaravimas pasirinkite pildyti formą ir spauskite Prašymą skirti paramą. Formos pildymo lange spauskite gaublį. Jei parama už praėjusius metus nebuvo skirta pagal ankstesnį prašymą, spauskite Pradėti. Jei paramą už praėjusius metus jau skyrėte, paspaudę Tęsti galėsite koreguoti ar pateikti duomenis. Jei paramos dar nesate skyrę, paraiškos lange įrašykite Lietuvos Karitas. Spauskite Tęsti. Paramos gavėjams galite skirti iki 1,2%. Įrašykite, iki kokio laikotarpio skiriate paramą. Paspauskite Išsaugoti. Kitame lange galite redaguoti informaciją. Jei praeitais metais paramą skiriate kitam gavėjui, o šiemet norite skirti mums, ištrinkite įrašą spausdami šiukšliadėžę. Jei duomenys teisingi, spauskite Taip teisingi. Atsidariusiame lange spauskite Formuoti prašymą. Suformavus prašymą peržiūrėkite jį ir spauskite Pateikti. Ačiū Jums už Jūsų paramą.